Sveiki visi. Šiandien trumpas video iš gamtos tiesiai. Papasakosiu, kuo skiriasi šitie du termovizoriniai priedėliai. Tai yra Termtec Huntas ir Termtec Hunt Pro. Čia yra naujasis Pro, čia yra Huntas. Su Huntu, kaip jau pastebėjo, tai pusę metų kažkur medžioja, naudojasi, esu labai patenkintas. Čia yra naujasis. Ir kaip tik skirtingi tvirtinimo būdai. Čia yra standartinis žiedas M52X075, čia yra MAR tipo žiedas, uždėtas antgalis, ant optikos užsidedam žiedą, uždedam, pasukam, nuimam. Tai pagrindiniai skirtumai, kaip matot, forma labai stipriai nepasikeitė. Iš esmės dizaino elementai, knapkytės truputėlį, svoris truputėlį pasikeitė. Pagrindiniai skirtumai tai yra ekranas, gerokai didesnės raiškos ekranas įdėtas. Ir to pasiekoje galime optikos artinimą didesnį padaryti. Jeigu su šituo galima buvo padaryti, sakykime, 10 kartų, bet aš pasakysiu asmeniškai, esu atlikęs šūvį ir prisiartinęs 18 kartų. Tai šį čia jau deklaruojama gamintoja, kad galima bus prisitraukti 16 kartų. Tai faktas, kad kokybė vaizdo bus tikrai geresnė. Toliau pas abudu detektoriai tie patys 12 mikronų, bet naujajame yra antros kartos 12 mikronų detektorius ir net tada šilumos koeficientas yra mažiau negu 15. Tai duoda tikrai kokybiškesnį, geresnį vaizdą. Nors ir žiūrint plika akimi, tarp jų taip vieną kitą kaip monoklį naudojant tikrai nesimato to skirtumų, bet užsidėjus ant optikos ir video kokybei tas matysis ir ypač tai atsilieps esant blogoms oro sąlygoms. Taip pat šitame klipone atsirado monoklio funkcija, tai reiškia, kad įjungiame meniu, nueinam į pačią apačią ir galime įjungti monoklio funkciją. Tada automatiškai išdidėja mums ekranas ir galim pasidaryti kaip su monokliu. Einam į klipono funkciją, persijungiam ir įsijungia klipon funkciją. Tas dalykas man truputėlį nepatinka, bet manau, kad tas bus su laiku išspręsta. Jeigu alternatyviuose termovizoriniuose priedėliuose tą funkciją jungia ir tiesiog išdidėja ekranas arba sumažėja, tai šį čia visas prietaisas persijungia iš naujo. Tai reiškia, kad jūs perjungiat iš monoklio į kliponą, jisai įsijungia ir tada tik tai vėl žiūrite. Tai tas užtrunka ilgiau. Toliau. Šitas Termtecas turėjo integruotą akumuliatorių, deklaravo 6 valandas. Ir kaip jau matėt mano pirmąjį video prieš gerų pusę metų, įkišau į kamerą, atlaikiau 6 valandas ir jisai tai iš tikrųjų įsijungė. Aš netgi įjungiau, pamiršau ir įjungiau po 7 ar 8 valandų ir jisai dar įsijungė, nors buvo jau nusėdęs išsijungęs, bet jisai įsijungė ir dar būčiau galėjęs atlikti šūvį. Šitame turime išimamą akumuliatorių, kuris tiesiog iš apačios piršto paspaudimu, ir nusiema plokštelę, ir įsistato atgal. Komplekte turime 2 akumuliatorius. Vieno akumuliatorio laikymas irgi 5-6 valandas. Tai tikrai rekomenduoju renkantis termovizorių pagalvoti apie juos, nes tikrai geri termovizoriai. Čia yra su 50 mm lęšiu ir 640 matrica. Taip pat turi su 35 mm lęšiu ir 384 matrica. Bei pagaliau pristatė šiemet ir su Pro versija ir mano laikoma aukso viduriuką, kas yra 640 matrica ir 35 lęšis. Kodėl tai yra aukso viduriukas ir kodėl aš jį labiausiai rekomenduoju? Dėl to, kad tai yra plačiausias matymo kampas, žiūrint
per jį. Su visais kitais ant 100 metrų matymo kampas priklausomai nuo modelio yra apie 13-15 metrų. Tiek su 35 lęšių 384 matrica, tiek su 6K matrica 50 lęšių, bet su 35 lęšių ir 640 matrica priedėliai ir monokliai turi gerokai platesnį matymo lauką ir jis yra priklausomai nuo modelio 22-25 metrai. Tai tas duoda jums ką? Realiai pats pasakysiu savo situaciją, teko atlikti tolimą šūvį. Kad atlikti tolimą šūvį prisitraukiau stipriai artinimą, gerai mačiau šerną, kaip sakyti, savo optikoje, atlikau sėkmingą šūvį, bet po šūvio pamatyti, kur šernai nubėga ir kas ten darosi, yra beveik neįmanoma. Todėl turi staigiai atitraukti optiką mažinimą daryti ir tas užima laiko, kol tu pagauni. Kadangi 6K matrica ir 35 lęšis turi 10 metrų platesnį matymo lauką, tai jum arčiau prisiartinus, jūs vis tiek matot platesnį vaizdą ir to pasiekoje jums yra patogiau medžioti. Čia tas pats, kaip dabar matote, sakykime, nuo čia iki čia vaizdą, o su siauresniais matytumėt nuo čia iki va čia va vaizdą. Tai tas vaizdas yra dvigubai beveik platesnis. Kainos iš esmės pasikeitė labai nestipriai, pabrango 100 eurų, dėl to, kad atsirado antras akumuliatorius vietoj vieno. Tai sakyčiau, kad pabrango tikrai nedaug. Paprasčiausia versija 2060 eurų, tai net 100 eurų nepabrango. Viduriukas kainuos 2670 eurų. Ir šitas Honpro 650 kainuos 3000 irgi 60 ar 70 eurų. Jos jau galite įsigyti išskyrus 635 Pro. Taigi kviečiu visus pasiskambinti, pasikonsultuoti ir įsigyti. Trumpai tiek apie šitos naujus priedėliukus, tiksliau šitą naują. O kas turi seną, naudokitės, tikrai geras variantas, po pusės metų tik geri atsiliepimai. Iki.